Gerai, Šešėlių miestas yra spektaklis apie miestą, kuriame gyvena pilkieji ponai, vagiantis kitų žmonių laiką. Jie skatina žmonės gyventi produktyviau, greičiau, skubiau. Taip pat tame mieste gyvena mergaitė Momo, kuri nusprendžia, kad tą laiką reikėtų grąžinti žmonėms. Tai spektaklis, bendrai paėmus, yra apie laiką. Šiaip man šitą romaną pasiūlė viena aktorė, Lietuvos aktorė pasiūlė ir man pasakė, kad man labai tiktų, tiesiog man, kaip žinau, labai tiktų šitas kūrinys. Tada aš perskaičiau ir aš kokius gal 4 metus nešiojausi šitą kūrinį. Ne, gal 3 metus nešiojausi šitą kūrinį. Ir atėjo laikas, kai man pasiūlė statyti vaikišką spektaklį. Ir tada tiesiog iš savo jau to bagažo ištraukiau šitą kūrinį. Ekranas. Tai žinoma, kad vaikams. Nes tada atrodo, kai kuri vaikams, tai tiek ir aktoriai, tiek visa kūrybinė komanda, bent jau tame procese, tam laikotarpiui visi tampa vaikais. Įvertinga būtų pamatyti tiek vaikams, tiek suaugusiems, nes laiko savoka jinai labiau yra galiojanti suaugusiems, bet vaikai ateina į tą suaugusių pasaulį ir jie vis tiek remiasi tam tikrais konstruktais, kuriuos formuoja suaugę žmonės. Tai man atrodo, kad po spektaklio vaikai ir tėvai turės nemažai apie ką pasikalbėti.